Ketvirtadienį Kauno miesto taryba nutarė kioskuose ir paviljonuose riboti prekybos alkoholiu laiką iki 3 valandų per dieną. Pakartotinai klausimą svarstę politikai apsisprendė, jog šios taisyklės įsigalios nuo kitų metų sausio. Tuo tarpu pasipiktinę smulkieji verslininkai žada skųstis teismui. Kauno politikai antrą kartą ryžėsi svarstyti alkoholinių gėrimų pardavimų ribojimą kioskuose, tam po ilgų diskusijų ir vardinio balsavimo vis dėlto pritarė. Už draudimą pasisakė 20 tarybos narių, prieštaravo 17. Nuo sausio 1 laikinuosiuose statiniuose silpnais alkoholiniais gėrimais bus galima prekiauti tik 3 valandas per dieną, nuo 17 iki 20 valandos. Tačiau kur teks laikytis svaigalus kitų metų, nenurodyta. Svarstant šį klausimą tarybos salėje sulaukti ir aukšto dvasininko. Taip Kauno arkivyskupas metropolitas palaikė ketinimus mažinti alkoholio vartojimą, ribojant jo pardavimo laiką. Mane labiausiai jaudina būtent, kai matau geriančius paauglius ir berniukai, ir mergaitės po 11, 12, 13 metų su skardinėlėm, alus, sidras. Todėl manau, kad kiekvienas žingsnis, kuris daromas ta kryptim, kad būtų mažinama taškų, kad būtų trumpinamas laikas pardavimo, bet koks apribojimas jis yra naudingas. Smulkieji verslininkai tai vadina jų verslo žlugdymu ir žada visiškai uždaryti kioskus, taip dar labiau padidindami mieste bedarbystę. Aš turėjau 3 taškus, prie 1 taško pastatė supermarketą, 15 metrų nuo slenksčio turėjau užsidaryti. Dėl didelių mokesčių antrą užsidariau, dabar paskutinis buvo pragyvenimo šaltinis. Mano paviljonas yra daugmaž provincialioj vietoj ir aš pati prekiauju tik iki 6:30. Ir tikrai stabdau ABO veiklą ir 4 darbuotojai lieka be darbo. Posėdyje ne kartą priminta, kad nuo 2012 alkoholio ir tabako kontrolės įstatymas draus visuose Lietuvos kioskuose prekiauti alkoholiu. Todėl verslininkai įsitikinę, kad Kauno politikai šį sprendimą priėmė skubotai. Be to jis galios ne visiems laikinųjų statinių savininkams. Šitas sprendimas yra pakankamai diskriminacinis, kadangi vėlgi jis liestų tik tai tuos kioskus, kurie stovi valstybinėje žemėje, juos diskriminuotų ir išskirtų iš bendrosios rinkos. Antras dalykas, kad tai iš principo šitas sprendimas neišspręs problemos. Vėlgi, per kioskus parduodama apie 1% viso parduodamo alkoholio. Tai yra tiek kiekvienas rimtas prekybos ir pramogų centras per dieną. Kai kurie politikai teigia, kad reikėtų įvesti dar daugiau apribojimų susijusių su alkoholio pardavimu. Deja čia vietos valdžios rankos surištos. Labai reikėtų, žinoma, kad nebūtų degalinėse, tačiau tai yra jau valstybiniu mastu. O į man kas duotų teisę, tai būtų vis tik tai valstybės monopolis ir specializuotos parduotuvės. Ir manau, kad taip, kaip įrodo Europos praktika, kad iš tiesų tada alkoholizmas patiria didžiulį smūgį ir vartojimas tikrai sumažėja. Tuo tarpu smulkieji verslininkai tarėsi su teisininkais ir tokį sprendimą žada skųsti teismui. Vicemero Stanislovo Buškevičiaus paskelbta kova prekybos alkoholiu taškų mažinimui plačiai komentuota. Esą pirmiausiai dėrėjo ne iš smulkiųjų verslininkų atimti darbą, uždaryti barais ir užkandinėmis pasivadinusias naktinės gėrimų parduotuves. Tuo tarpu prieš šalyje plintantį alkoholizmą kovojantis politikas teigia, jog šių ketinimų, kol tam nėra palankių įstatymų, įgyvendinti jis nepajėgus. Pardavinėti alkoholinius gėrimus po 22 valandos buvo uždrausta beveik prieš 2 metus. Kadangi draudimas negalioja viešojo maitinimo įstaigoms, gėrimų parduotuvių savininkai, jas pavadinę barais ar užkandinėmis, dabar naktimis svaigalus pardavinėja daug sėkmingiau nei anksčiau. Tad sutrumpinus alaus ir sidro pardavimo laiką kioskuose priekaištaujama, jog pirmąją esą dėrėjo uždaryti Tautos Rykšte virtusias naktinės girdyklas, o ne iš smulkiųjų verslininkų atimti darbą. Tačiau teigiama, jog šis politikų sprendimas yra didelis pasiekimas kovoje su alkoholizmu. Žinant, kad visame vakarų pasaulyje, civilizuotame pasaulyje, prieš alkoholio, tai yra nuodas, kovojama 2 būdais. Tai yra švietimų edukacija ir antras būdas, kuris eina paraleliai, nepakeičiantis vienas kito, tai alkoholio prieinamumo mažinimas, tiksliau alkoholio taškų skaičiaus mažinimas. Kuo jų bus mažiau, tuo mažiau bus girtavimo, tuo mažiau bus nelaimių. Ir man paaiškino, kad reikia eiti palaipsniui, pradėti
nuo kioskų ir paskiau didinti tą apribojimų skaičių. Dėl naktinių gėrimų parduotuvių, tai vadinamų barų, užkandinių savivaldybė uždaryti negali. Mat tam nėra įstatymo. Apie naktimis vykstančią svaigalų prekybą, tai vadinamose viešojo maitinimo įstaigose, kurios tai yra dažnai prastą reputaciją turinčios gėrimų parduotuvės, žino visi nuo paauglių, atsakingų pareigūnų iki Seimo, vyriausybės ir prezidentūros narių. Stanislovas Buškevičius mano, jog Seimas neatsitiktinai neskuba patvirtinti įstatymo, galinčio pažaboti šią ydingą veiklą. Kaip dabar jie atsirado tie visi vadinami barai naktiniai? Tapo staiga. Girdyklos tapo kažkokiais barais neaiškiais pavadinimais. Taigi viskas ateina iš Seimo. Kokie jie priema įstatymus, po to mes tų įstatymų rėmuose galime tik tai veikti. Tai jūs įtarėt, kad jie yra suinteresuoti? Net nebejoju. Tai yra mano nuomonė. O kodėl tada tu nepriemi įstatymą? Tai priimkite įstatymą. Mokesčių pakeitimus per vieną naktį priima, kai reikia. Tai priimkite, kad tiesiog nukopijuokite dviratį nuo vakarų pasaulio. Ne nuo Rusijos, ne nuo kitur. Paprasčiausiai jūs paimkite ir perrašykite įstatymą, kaip yra vakarų Europoje. Švedijoje, Suomijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir priimkite. Tai yra vienos dienos darbas. O kodėl ne? O už tai, kad tie, kurie valdo alkoholį, ar tai būtų kioskai, ar jau didelės parduotuvės, jie turi pinigų, jie yra aktyvūs, jie paperka, nes iš alkoholio yra pinigai ir dideli pinigai, va tada jie ir nuperka. Dideli, su dideliais pinigais, maži, su irgi nemažais pinigais. Štai dėl ko taip yra sunku kovoti prieš alkoholį. Ir mes išsiskiriame visame vakarų Europos kontekste. Todėl, kad daro ir nepadaro, kažkas tai užblokuoja, kažkas tai tą klausimą išima iš darbotvarkės, dienotvarkės Seime. Taip, kad aš čia pilnai įsitikinęs, kad tai yra lobizmas, nes ne lobizmas, tai yra, aš netgi pasakyčiau, tai yra korupcija. Jie priimtų, kad galima tik specializuotose parduotuvėse, nereiktų mums vargti kioskai, ne kioskai, čia tas mažiau išgėrė, tas liks be darbo, tas neliks, čia blogis, čia gėris ir panašiai. Nereiktų. Taip. Niekas negali paneigti tokios galimybės, kad jie nėra nupirkti. Kaip lygiai dėl šito įstatymo, kurį mes vakar priminėjome, tai yra sprendimo, buvo toks didžiulis pasipriešinimas. Kad, sakysim, nedidelis vakar žingsnis žengtas, bet vis kažkoks tai žingsnis žengtas. Kuo mažiau taškų, bent vienu tašku tu sumažink, jau mažiau kažkas tai išgers, jau mažiau bus nelaimių. Kad iš darbo būtų lengviau atleisti susikompromitavusi,